Sveiki atvykę, esu Aivaras Sukackas, pastaruosius 6 metus tikriausiai dirbu Bluebridge ir kokius 3 iš jų pagrindę su DevOpsais, su konteineriais, su automatizacija, su cloudais, žodžiu, viskas, kas susijęs su tais vadinamais buzzwordais, realiai aš stengiuosi pačiupinėti ir pasižiūrėti, kaip visą tai veikia arba įvaldyti tai ir pas save pritaikyti. Tai šiandien dienos tema yra Infrastructure as Code, architektūros kūrimas su Terraformu ir ką mes iš tiesų darysim šiandien. Tai pačioj pradžioj praeisim nuo tokių galbūt teorinių dalykų, tai kas tas Infrastructure as Code, su kuo tai valgoma, kokie yra jų tipai ir panašiai. Toliau po kokio gero pusvalandžio, galbūt, jeigu labai daug klausimų nebus, pereisim prie tos workshopinės dalies, kur kartu su jumis mes step by step bandysim apsirašyti tą visą architektūrą Amazono cloud'e, kaip ją pakelt su Terraformu, kaip visą tai, nežinau, vyksta beveik nuo nulio. Aišku, ta prasme, jūs gausit tokius vadinamas zagatovkės, ta prasme, kur ne viską nuo nulio rašysim, bet tik tais tam tikras vietas, bet patį principą turėtume suprasti. Tada pereisim, kaip ta infrastruktūra jau pakelta ir paleista Amazono debesyje reiktų atnaujinti arba kažkaip tai pridėti papildomus resursus ir galų gale pačioj pabaigoje tą visą architektūrą nuklonuosim ir padarysim, tarkim, iš dev aplinkos paleisim šone arba kažkur tai kitam regione visiškai produktą. Tai gerai, tai pradėkime visiškai nuo Infrastructure as a Code idėjos. Kas tai yra? Tai realiai yra idėja, kai mes aprašome ir vykdome kodą taip, kad apibrėžtumėm, įdiegtumėm ar atnaujintumėm kažkokią nustatytą infrastruktūrą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes patys sugalvojam, kad mūsų aplikacijai ar mūsų kažkokie tai, nežinau, daliai aplikacijų reikia va tokios infrastruktūros ir kad visą tai nereiktų kartuoti rankutė, mes visą tai surašome kažkokius tai skriptus. Tai realiai skaičiau, kad Infrastructure as a Code naudojamas kasdieninėje veikloje, grubiai tariant, reiškia jau tokį savotišką mąstysenos pokytį, kai mes visas operacijas susijusias su infrastruktūra arba kažkokie infrastruktūros dalim traktuojam kaip programinį kodą. Net ir tokia, sakyčiau, netikėčiausias galbūt vietas kaip techninė įranga, tai yra fizinių įrenginių paruošimas darbui. Realiai, kai nagrinėjausi tokia kaip DevOps praktika, vienas iš pagrindinių aspektų, kuris minimas ten, kad beveik viską, ką jūs norit valdyti DevOpsuose ir in general IT šiuolaikiniai, galima valdyti kaip kodą arba apsirašyti kaip kodą. Tai serverius, duomenų bazės, tinklus, logus, aplikacijų konfiguracijas, dokumentaciją, automatinius testus, diegimo procesus, diegimo visokias politikas ir taip toliau. Tai kaip tas mūsų Infrastructure as a Code arba infrastruktūra kaip kodas yra kategorizuojamas arba suskirstomas į tuos tipus. Tai išrašiau tokius galbūt 4 tipus, be kurių man taip atrodo sunku įsivaizduoti tą visą Infrastructure as Code idėją. Tai pirmas yra skriptai, toliau konfiguracijos valdymo įrankiai, serverio šablonų kūrimo įrankiai ir serverių parengimo įrankiai. Tai manau, kad bent jau skriptus didžioji dauguma iš jūsų esat naudoję arba bent jau matę, kaip tai rašo jūsų kolegos ir taip toliau. Tai realiai jų esmė ir yra, kad nereiktų to pačio darbo kartoti rankutėms surašyti, mes visą tai apsirašom į skriptus. Tai realiai skriptas iš savęs, jisai yra toks dalykas, kai atliekam kažkokį tai darbą, mes jį surašom į atskirus mažus žingsnius ir galime naudoti realiai tiem žingsniams aprašyti savo patinkančią arba mokamą programavimo kalbą. Ar tai būtų Bash'as, Ruby's, Pythonas, Go, ar jeigu esat Windows'ų mylėtojas, tai PowerShell'as arba netgi ir toks kaip .NET'as. Tai realiai visus šitus žingsnius aprašytus, ką mes rankutėm darytum, sudedam į failą ir taip mes tą failą tiesiog vykdome vienam serveryje, tą failą iškeliam į kitą serverį, vėl tą patį darbą atliekam ir panašiai. Realiai su skriptais
geras dalykas yra tas, jo galite rašyti skriptus naudojantis populiarias programavimo kalbas, kaip ir minėjau, ten Bash, Ruby, Python, Go ar ten kažkokią kitokią. Ir galite rašyti tą skriptų kodą visą, kaip aš tai vadinu, kaip tik panorėjo. Bet žinot, kas yra taip pat ir blogai, bent jau mano supratimu, jog galite irgi rašyti skriptus naudojantis populiariausias programavimo kalbas ir galite rašyti kodą taip, kaip tik panorėjo. O kodėl taip yra? Nes naudojant toliau minimus infrastructure as code įrankius, jūsų skriptai turi turėti tam tikrą sintaksę, tam tikrą struktūrą. Kitaip jūsų tie infrastructure as code tolimesni įrankiai, jie jūsų nesupras, ko jūs norite iš jų. O naudojant bendrosios paskirties programavimo kalbas arba kalbą, kiekvienas naudos savo mėgstamą stilių arba kaip jisai tai supranta ir aprašys visą tai be kažkokios tai labai aiškios struktūros arba kažkaip kitaip. Aišku, tai nėra labai didelė problema, kai mes turim, tarkim, mūsų skaidrėje pavaizduotą tokį labai labai paprastą skriptą iš, grubiai tariant, 7-8 eilučių, bet iš patirties galiu pasakyti, kad realiai, kai reikia jums debugint bent jau 1000 eilučių skriptus, kurie jau yra labai labai sofistikuoti, arba 10 000, labai didelius skriptus, tai mažiausiai, matau, kad skaidrių nerodo. Gerai. O dabar turėtų dabar skaidrę rodyti. Puikiai, ačiū už pastebėjimą. Taip, tai jeigu grįžtant prie viso to, tai kaip ir minėjau, kad debuginant, tarkim, kažkokius tai sofistikuotesnius arba didesnius skriptus, kurie yra padaryti didesniam dalykam, labai sunku visą tai debuginti. Plius kito žmogaus paimti skriptai užima laiko visą tai išsinagrinėti. Ir laikui bėgant jūs vis tiek, ar taip, tuos skriptus, kai išsinagrinėsit, perrašyti savo suprantamą kalbą. Čia faktas yra, bent jau iš mano patirties ir su kolegoms, kurie išnekėjau, tai galų gale vis tiek prisitaikom savaip ir kaip mes patys atrodo, kad optimizuojam tas skriptus. Tai realiai skriptus kaip ir patarčiau naudoti mažoms, galbūt vienkartinėms užduotims atlikti, bet jeigu sugalvosit valdyti didelį infrastruktūrą, su tokiais sofistikuotais ir dideliais skriptais, kaip minimum turėsit išlieti daug prakaito, daug klavišų spraksėjimo ir reikės įdėti labai labai daug kantrybės. Tai jo, tai skaidriai mes ir matome tokį labai paprasto skripto pavyzdį, kuriuo mes tiesiog sudėgiam Apache, PHP ir patalpiname savo aplikaciją atvaizdavimu. Išleidžiam ją į internetą. Kažkas tai matytų arba vidinio nėra skirtumų. Tai viskas yra gerai su tokiais skriptais, kai turime 3, 5, galbūt 10 serverių, į kuriuos mes turim nukopijuotą skriptą, jį paleisti, kad jisai susiveiktų ir viskas gerai. Tačiau kas būna, jeigu mes turim 20, galbūt 50, o tam tikrais atvejais netgi ir 100 serverių ir jiems visiems reikia atlikti tą patį darbą. Tai kaip minimum tai yra nuobodus darbas, pirmas dalykas. Antras dalykas, tai sueikvos daug laiko, kas yra visiškai neefektyvu. Geriau jūs darytumėte kažkokius tai darbus, kurie jums svarbesni, negu tą patį skriptą leisti 50 arba 100 kartų. Tai tokiu atveju aš galbūt pasiūlyčiau naudoti jau tokį kitą įrankių grupę iš infrastructure as code, tai yra konfiguracijos valdymo įrankiai. Taip, tai realiai skaidriai paminėti Chefas, Puppetas, Ansible'as arba Saltstackas, galbūt jūs esate juos bent jau vieną iš jų girdėję, visi yra konfiguracijos valdymo įrankiai. Tai grubiai tariant, visi šie įrankiai yra sukurti, įdiegti ir valdyti programinę įrangą į jau egzistuojančius serverius. Tai reiškia, kad jūs arba jūsų kolega paleidžia tą serverį, sukonfigūruoja tinklus ir jūs tada jau duoda prieigą be abejo ir jūs iš nuotolio iš vienos mašinos galite visus juos valdyti. Tai vėlgi skaidrėje juodame fone, jeigu žiūrit, mes turim tą patį visiškai skriptą kaip ir prieš tai, tik tai su skirtinga sintakse. Ir matom, kad atsiradė jau kažkoks tai
struktūrą jame, kad, ta prasme, nėra taip padrikai viskas surašyta, yra pavadinimai kiekvieno žingsnio ir panašiai. Tai būtent šitas skriptas yra pritaikytas Ansible'ui ir grubiai tariant jau mes matom, kad jau atsiranda sintaksė, kaip mes turim tai parašyti ir kažkokia tai struktūra, kaip minėjau prieš tai. Tai realiai naudojantis tokiu vienu iš konfiguracijos įrankių pliusai, ar tai būtų, nežinau, iš mūsų minėtų ten Ansible, Saltstacko, Puppet ar Chefo, tai pirmas dalykas programavimo konvencijos. Ką tai reiškia, tai yra unifikuotas būdas aprašyti tuos skriptus, arba konfiguracijos skriptus. Tai reiškia, kad kitas žmogus pasiėmęs tokį konfiguracinį skriptą, jis jau daugiau mažiau žinos, kad čia yra Ansible'as, čia jau yra tam tikra struktūra ir jisai žinos, kad viskas yra gerai. Bet taip ne faktas, kad ir paprastuose skriptus nebus. Kitas dalykas, kad kodas, kuris leidžiamas tokių konfiguracijos valdymo įrankių, jisai visą laiką veiks. Nesvarbu, ta prasme, daugiau mažiau tinkamai, nesvarbu, kiek kartų tą patį skriptą paleisite, nes yra ten tas vidiniai mechanizmai, kurie užtikrina. Tarkim pavyzdys, sukuriam failą arba sukuriam kažkokią direktoriją. Ir jūsų, jeigu skripte neparašyta kažkokia tai sąlygos sakinys, kad jeigu ta direktorija egzistuoja, tu jos nekur, tai jisai kiekvieną kartą leidžiant tą skriptą bandys tai padaryti per naujo. O tokie įrankiai jie jau iš savęs jau turi tuos visus mechanizmus, kurie to pačio žingsnio, jeigu jisai buvo prieš tai sėkmingai padarytas, jo nekartos. Ir be abejo paskutinis, kaip ir toks didžiausias galbūt pliusas, dėl ko mes įdėjom šitus konfiguracijos valdymo įrankius in general, tai kad turim pasiskirstimą. Tai jums nereikia kiekvieno kartą jungtis į tam tikrus serverius ir leisto skripto. O jūs iš vienos vietos tais nurodot į kuriuos serverius, kokį skriptą ir visą tai paleidžia. Tai būtent Ansible ir kiti šitie konfiguracijos valdymo įrankiai ir yra skirti specifiškai valdyti didelius kiekius nutolusių serverių. Tie dideli kiekiai vėlgi, tai yra sąlyginis dalykas, bet, sakyčiau, 10 plus jau yra pakankamai didelis kiekis, tai galit jau efektyvumą laužti geriau. Tai jo, tai šitoj vietoj konfiguracijos valdymo įrankiai labai daug kas naudoja, įrankius tiksliau labai daug kas naudoja ir jiems laikui bėgant atsirado tam tikrą alternatyvą. Visai truputį, tiksliau ne visai, o truputį kitokią ideologiją. Tai yra serverių šablonizacijos įrankiai. Ir kas įdomiausia, kad jų populiarumas šiai dienai vis dar didėja. Gerai, gal yra klausimų kažkokių, ar kol kas galim tęsti? Panašu, kad galim tęsti. Nieks į chatą nerašo, nieks nenori kalbėti. Gerai. Gerai, tik ir minėjau. Alternatyva mūsų konfiguracijos valdymo įrankiams yra serverių šablonizacijos tam tikrie įrankiai. Ir kas tai per įrankiai? Tai tokie įrankiai kaip Dockeris, tikriausiai girdėjot šitą buzzwordą kartu su DevOpsais, su dar kažkuo, tai su šių laikų, šių dienų, tarkim, aktualumu visokiuose straipsniuose ir taip toliau. Packeris ir Vagrantas. Tai ideologija šitų serverių šablono kūrimo įrankių yra ta, kad vietoj to, kai jūs paleidžiat daug serverių ir juos sukonfigūruojat nuotoliniu būdu, tarkim su Ansible ar kitais įrankiais, šablonizacijoje yra truputį kitaip. Jūs tiesiog paimat, sukuriat pilną serverio atvaizdą arba vadinamą snapshotą jau su reikalinga operacinė sistema, su programinė įranga, su failais ir visa kita reikalinga informacija. O jau tą šabloną paimat ir jį ten paleidžiat, tarkim, virtualizacijoje arba paleidžiat tiek kartų, kiek jums reikia. Tai noriu paminėti, kad mano, tarkim, šitie įrankiai, kuriuos aš paminėjau, tai yra Dockeris, Packeris arba Vagrantas, jie turi truputį kitokį požiūrį į visą tai. Tarkim, jeigu paėmus Packerį, kurį mes patys pas save naudojam, jisai yra daugiau skirtas kaip ir produkcinių aplinkų tų šablonų kūrimui, tų imidžų, kad, tarkim, ir šitoj skaidriai parodyta, kad sukuriam Amazono template'ą, kurį sudėksim. Arba, nežinau, Bombaro, Hyperio ir taip toliau.
tarkim, toks kaip Vagrantas, jisai skirtas daugiau dev aplinkom. Tai reiškia, kad pas jūs kompiuterį pasikuria ten, tarkim, koks nors VirtualBox'as ar ten Bombaro workstationas ir jame jau jūs ten kuriat tuos atvaizdus ir būtent jiem ir skirtas. Ir yra toks dokeris, tai jeigu girdėjot, tai yra konteinerių engine'as. Tai ir būtent mes nekomplektuojam su juo jokios operacinės sistemos, o sudedam tik tais į tą šabloną, tik tais aplikaciją, jai reikalingus failus, visokias bibliotekas ir taip toliau. Kad, ta prasme, nesvarbu, kur jūs tą Docker šabloną arba imidžą paleistumėt, jisai veiks 99% kartų. Tai jo, ta prasme, realiai serverių šablonų įrankiai ir yra paremti tą vadinamą nekintančią arba kitaip immutable infrastruktūros idėją. Tai yra, kad jeigu norit kažką tai atnaujinti, pavyzdžiui, sudiegti kodą, jūs nedegėt tiesiogiai to kodo, prisijungęs į serverį ar tiesiog su kokiu nors Ansible ir taip toliau, o jūs tiesiog sudegėt į savo paskutinį šabloną tą atnaujintą kodą ar aplikaciją ir tada tą naują šabloną seną šabloną pakeičiat naujų, serverių. Tai reiškia VM ar VM ar ten konteineris. Jo, tai kadangi mūsų ta serverių konfiguracija keičiasi tik per šablonus, mes visą laiką žinom tą vadinamą latest state, kas ir kokia programinė įranga turi būti sudiegta tuose serveriuose. Ir taip realiai ir vadinam tą immutable visą infrastruktūrą. Tai jeigu taip užbėgant įvykiams už akių, tai mūsų tolimesnis įrankis, tai yra Terraformas, jisai skirtas ir independent ir immutable architektūrai, kur gali atlikti ir tam tikrą Ansible veiksmą ir tam tikrą, tą šablonų veiksmus. Taip, tai kadangi mūsų konfiguracijos valdymo ir serverio šablonų įrankiai realiai apibrėžia kodą, kuris veikia serveriuose, tai tuo tarpu sekanti dalis mūsų serverių parengimo priemonės yra atsakingos jau už pačios infrastruktūros pakelimą. Tai tuo atveju, jeigu mes turėjom Ansible, kuris sudegė jau į operacinę sistemą, kažkokius tai pakeitimus, konfiguracijas, paketus ir taip toliau, mūsų Packeris arba ten, nežinau, Vagrantas, Dockeris padaro template'ą tai virtualiai mašinai arba konteineriui, tai toliau mūsų Terraformas jau pakelia infrastruktūrą kaip tokią, kad kur mes leisim viską. Tai tokie įrankiai prie serverių parengimų įrankių gali būti Terraformas, kurį mes šiandien naudosim, CloudFormation'as Amazonui skirtas ir, tarkim, OpenStack Hitas. Jų yra iš tiesų daugiau, bet aš šitus galbūt paminėjau dėl to, kad jie geriausiai žinomi ir kadangi aš naudoju labai dažnai Amazoną, tai dar ir įdėjom ir CloudFormation. Jo, tai tiesą sakant, su tokiais įrankiais galima sukurti ne tik serverius, bet ir daug daugiau. Tai pavyzdžiui, duomenų bazės, cache serveris, srautus ir skirstytuvus, eilių valdymą, monitoringą, tinklų konfiguracijas, firewallų nustatymus ir taip toliau. Realiai beveik visus infrastruktūros ir kas susiję aspektus. Realiai, jeigu leidžia jūsų tas vadinamas provideris, tai į ką jūs jungiatės ir ką jūs konfigūruojate. Ar Amazonas, Azure'as, Google Cloud'as arba ten, nežinau, on-premise koks, Bombaro vCloud'as arba Sfera ir taip toliau. Tai realiai mes tą šiandien ir bandysim pasidaryti vėliau, už poros minučių galėsim pradėti daryti. Jo, tai kai išgirdom tos skirtingus infrastruktūros kaip kodo skonius arba tipus, vadinamus flavorius, tai klausimas man pats čiam iškilo, kai aš juos pradėjau domėtis, ką man reikia išmokti dabar daugybę naujų kalbų, kažkokių tai naujų įrankių, kaip su jais dirbti ir panašiai. Realiai mainais už įdėtą laiką, kurį skiriat naujų kalbų mokinimuisi, įrankių pažinimui ir konvertuojant tą rankinį darbą į infrastructure as code skriptus, mainais gauname mes labai dramatišką laiko pagerėjimą jūsų programinės įrangos galutiniam vartotojui pristatyti.
ar tai, tarkim, infrastruktūros paleidimui po kažkokio disaster recovery atveju. Ir truputis tokios kaip ir statistikos. Ne? Tai pasak 2016 metų State of DevOps reporto, organizacijos, kurios daugmaž naudojosi DevOps praktikomis, apie 200 kartų dažniau sėkmingai atnaujindavo aplikacijas. Tai reiškia, 200 kartų be klaidų aplikaciją paleisdavo ten prod aplinkoje, dev aplinkoje ar kažkur kitur. Kitas dalykas, dar atsigaudavo 24 kartus greičiau po kažkokių tai gedimų ir pakeitimų vykdymo laikas buvo 2500 kartų greitesnis, palyginus su tuo, ką mes darytumėm rankom. Tai mes šiandien ir pabandysim tai kartu su jumis praeiti tą visą ideologiją, galbūt kaip tas Terraformo skriptai apsirašo ir panašiai, ir pažiūrėsim, kaip greitai pakankamai kompleksinė, nu gerai, ne kompleksinė, bet rankom kuriama infrastruktūra, kaip tai automatu galim sutrumpinti tą paleidimą. Tai taip, tai šiandien dienos užduotis mūsų ir bus paruošti infrastruktūrą Amazono debesyje pagal pateiktą schemą, kuri būtų pirmas dalykas lengvai atkartojama. Tai reiškia, kad kai mes jau paruošiam visą tą infrastruktūrą, ją paleisim, kad mes ją galėtumėm pakeitę porą parametrų arba nuklonuotą, arba kažkur tai kitur paleisti, kitam Amazono regione, arba kitokiam virtualiam privačiam cloud'e. Toliau dinamiškai plečiama, kas čia turima tuo omenyje, kad mes turėsim implementuoti Amazono tą vadinamą autoscalingą, jeigu atsirastų didesnis vartotojų kiekis į mūsų aplikaciją, kad jinai automatiškai prasiplėstų, daugiau resursų prisidėtų ir panašiai. Ir mūsų infrastruktūra turi būti paleidžiama per 15 minučių. Tai reiškia, kad po to, kai paleisim skriptus, kad turėtų būti tai padaroma kaip minimum per 15 minučių. Maksimum. Ja. Tai realiai rankomis galiu pasakyti taip, kad tokia infrastruktūra, kokią mes čia turim skaidriai, kur yra ten 6 skirtingi subnetai, vienas VPC, application load balance, aplikacijos load balanceris, internet gateway'us, mūsų pati aplikacija, sukonfigūruota autoscalingo grupės, visokius security groupsus ir taip toliau. Nu, rankutėm sakyčiau, kad truktų gerą valandą arba netgi ir 2, jeigu kažką tai kažkur tai rankoms pamiršau. Tai mes čia pabandysim ten iš tiesų per 2-3 minutės, jeigu gerai atsimenu. Gerai, ar yra klausimų? Ar yra kažkokių pastebėjimų klausimų ir ar galim mes judėti toliau, atsidarant visi Amazono prisijungimus? Taip, kol kas čia to matau, kad nelabai daug klausimas. Sakykit, ar Terraformo turi kažkokius tai pagalbininkus, kaip čia išsireiškia lietuviškai, kaip pavyzdžiui Ansible, ten turi AVX, ten molekulė, kas, sakykim, duoda kažkokius tai template'us, šablonus ir ar nuo ko pradėti? Ta prasme, nuo ko pradėti, tarkim, infrastruktūrą kuriant, taip? Nu, su Terraformu, kaip pavyzdys. Tai pirmas dalykas, galiu pasakyti taip, kad kiekvienas įrankis, kurį mes, tarkim, infrastruktūrą, sakau, naudojame, jisai turi būti, nu, pirmas dalykas, mes turim labai gerai suprasti, kas turi būti padeployinta rankomis, nu, ta prasme, rankutėmis. Kai tai susirašom, tada be abejo, ta prasme, kai turime idėją, tarkim, pačioje šitoje skaidrėje, tarkim, mums reikia VPC, tarkim, Virtual Private Cloud. Ir žinom, kad mes norim tai padeployinti į Amazoną, tai mes nueinam, ten yra vadinamas registry, Terraformo mes su tuo prieisim prie to, ir ten pasiimat tą vadinamą šabloną, kaip tai visą tai turi būti aprašyta. Ir ten tiesiog užpildom, nežinau, tos kintamuosius, kaip mums atrodo, arba pagal mūsų poreikį. Ar atsakiau klausimą, ar aš galiu parodyti tiesiog. Ok, matot mano dabar Chrome langą? Ar matot Chrome langą? Ir jūs matot? Taip, gerai. Tai va,
Tai ideologija su Terraform yra tokia, kad atsidarom registry.terraform.io, mes susirandam providerius Amazono, kaip pavyzdys, ir mes čia turim daug visokių funkcijų šablonų. Ir žinom, kad mums reikia, aš jau atsidaręs VPC sukurti, Virtual Private Cloud. Ir čia atsidarom ir ieškom resursų, tarkim, ten AWS VPC turi būti. Pasispaudžiam ir mums čia yra pavyzdys, kaip visą tai turi būti apsirašoma. Tai apie tokius pagalbininkus ar kitokius šnekėjot? Jo, tas tai aišku. Aš tiesiog galvoju apie kažkokius tai kaip frontendus, kaip portalas, kurie, sakykime... Gal yra, ta prasme, trečiųjų šalių, ta prasme, kur blokai sudėliojam ir tada mes turim kažkokį tai šitą vaizdą, ne? Ta prasme, turim tiesiog blokelį, pavyzdžiui, VM-as ir ten jam tiesiog užpildom vaizdą. Tai iš tiesų CloudFormation'as būtent Amazonui, jeigu iš tų IAC įrankių ir būtent architektūrai jisai tą turi. O Terraformai, aš žinokit, nesidomėjau, aš galėsiu pasižymėti šitą klausimą ir galbūt grįžtu jo pas jūs, bet aš to su tuo nesusidūręs, kad turėtų GUI, iš kuriam jau galėtumėm iš tokių blokelių kažko tai dėlioti. Taip, daugiau klausimų? Daugiau klausimų nėra. Gerai, puikiai. Tai dabar, ką darysim? Pirmas dalykas, tai prisijungim visi prie Amazono Cloudo managemento konsolės, kurios linką jūs turėt gauti, prisijungimus irgi, kas Elenai atrašėt į laišką, kad dalyvausit ir turėt gauti prisijungimus. Tai būtų gerai, kad kai jau prisijungsit, praneškit man, tada galėsim galbūt tęsti. Arba bus kažkokių tai problemų. Ačiū labai Sirijui ir Simonai, kad jau prisijungiam. Viskas gerai. Pirmas dalykas, ką padarysim šitoje visoje konsolėje, tai pasitikrinkit, kad tikrai esat Frankfurte, nes tik čia yra mūsų IDE vadinamas, kurią mes pagrindai dirbsim su Terraformu. Ir tai pasitikrinti galit prie supporto viršutiniam dešiniam kampe yra užrašyta Frankfurt arba kažkas tai kito, gali būti North Virginia, gali būti Ireland ar dar kažkas. Tai tiesiog paspauskit, jeigu nėra čia užrašyta Frankfurt, paspauskit, išsiskleis sąrašas ir pasirinkit Frankfurt. Gerai, kai turim prisijungę jau prie Frankfurto, kitas dalykas, ką mes atsidarysim, tai mūsų ten ta pagrindinė aplinką. Tai search'e mes tiesiog įrašom Cloud9 ir išves mums būtent servisą, kurį mes Amazon'e naudosim. Tai čia, prašau, paprastas servisas, jisai skirtas toks kaip IDE, kad mes galėtumėm vienoje vietoje ir reviewint kodą, jį taisyti ir kartu įvesdinėti terminalę komandas. Jo, pas jūs turėtų būti atsirasti Your Environments ir čia turėtų būti EKS Workshop. Tai tiesiog paspaudžiam Open IDE ir čia dabar atsidarys toks papildomas langas. Pas jūs gali būti, kad užtruks kokią minutę, kol atsidarys, nes turėtų rašyti, kad EC2 stopped. Ir galim palaukti truputį. Tai vėlgi, tarpsme, jeigu kažkas kažkam... Rasa, o kur tą nuorodą negavau e-mailo? O jūs tikrai iš Elenos negavot e-mailo apie patvirtinimą šito workshopo? Nes teoriškai turėtų būti ten pat ta nuoroda, kur ir šitą nuorodą būtent į webinarą, į šitą įsijungimą. Ten turėtų būti įrašyta, kad URLas
arba linkas ir vartotojo vardas, slaptažodis ir account ID. Taip pat dar vienas dalykas, ką aš pamiršau paminėti, visi, kai gavote mailus, ten buvo įmestas ir lab guidas, tai jeigu aš labai jau nuobodžiai šneku ir nenorit viso to laukti, yra lab guidas, galit po truputį galit truputį paskubėti. Panašu, kad pas mane yra techniniai nesklandumai kažkokie tai. Nu, kaip visą laiką. Problemos būna. Pasirodo, Benas gerai sako, kad buvo 2 laiškai. Ok. Dabar pabandysim jo pasižiūrėti. Gerai, tai prasme, mes ką čia atsidarėm? Atsidarėm mūsų dabartinę darbinę aplinką, kurioje dabar viskas ir vyks. Tai grubiai tariant, šone mes turim visą failų struktūrą, ko jums reikia, tai turi būti IAC folderis, jį išskleidžiam, turi būti cluster template ir toks failiukas šitas. Tai vėlgi, jeigu tingit rašyti, ką aš irgi tingėsiu daryti, tai aš ir savo kaip tik pasidariau, tai čia mes iš šito failo daug ką kopijuosim ir įdėdinėsim į kitas vietas, kurias reikia papildyti. Ir toliau apačioje mes turim terminalą, paprastą linuxinį terminalą, iš kurio leisim Terraform. Tai gerai. Tai jeigu taip pradedant apie Terraformą, tai Terraformą pačiam, kada jūs jau žinot apie visą infrastruktūrą, kur jums reikės paleisti, tarkim šiuo atveju mes žinom, nes Amazone mums reikia apsirašyti vadinamą providerį. Tai provideris yra tas endpointas vadinamas, su kuriuo mes dirbsim pagrinde. Tai reiškia, gali būti Amazonas, Azure'as, GC, gali būti Palo Alto ir visa kita. Tai jeigu taip, aš galiu pašėrinti, kiek yra providerių Terraforme ir jų yra labai daug. Ta prasme, kuriuose mes galim su Terraformu jau automatizuoti tam tikrus taskus. Tai vat, matom ir Amazonas, Azure'as, kažkur tai GC, mačiau, Google Cloud, GCP, atsiprašau, Google Cloud Platform, Grafana ir visus kitus dalykus. Net ir tą patį Chefo, man taip atrodo, tam tikrus serverius galima pakiltinėti. Tai tiesiog mes tada atsidarom, pirmas dalykas, ką apsirašom in general visuose failuose. Tai dabar trumpas dar toks nušokimas nuo idėjos. Mes atsidarom cluster template, išsiskleidžiam direktoriją ir jo yra tokių labai daug TF failų, vienas JSON ir ten vienas be plėtinio. Tai pirmas dalykas, nuo ko visą laiką pradedam Terraformo skriptus, tai apsirašom main TF, kuriam apsirašom providerį. Tai reiškia, su kuo mes dirbsim, su Amazonu, su Azure'u ir taip toliau. Šiuo atveju pas jūs jau tai turėtų būti aprašyta, main TF failas. Ir ten yra nurodyti, kad tai bus Amazonas, mes dirbsime EU Central 1, tai yra Frankfurto regione, ir profilas bus default. Čia profilas gali būti Amazono daugiau turėti jūsų accountų ir juos ten profiliuoti. Gerai, kitas dalykas. Kai jau žinom, kad mes turim kažką tai padaryti, mes išsidėliojam visus tuos darbus pagal svarbą. Tai nuo ko turim pradėti? Tai kadangi mes, jeigu taip grįžtant prie skaidrės, mes turim visų pirma sukurti VPC, toliau visokius subnetus, tinklus, internet gateway'us ir application load balancers. Tai kadangi pati pradžia yra tas mūsų VPC, gal kažkas čia kažką norėjo klausti? Nes su flickeriu, nu ne, tai ne. Tai mes
dabar tą ir padarysim. Pradėsim nuo paprasto VPC, tai Virtual Private Cloud, tai reiškia loginio atskirimo nuo kitų resursų. Gerai, tai tam mes galim, kaip visą tai vyksta nuo pat pradžių, tai mes atsidarom vėlgi ten tokį kaip Registry Terraform jo ir ten susirandam AWS providerį. Ir kadangi jau aš rodžiau tą vaizdą, kad mes turim VPC susikurti ir po to VPC yra labai labai daug resursų. Tai visokie NAT gateway, network ACL taisyklės, visokie network interfejai. Bet mums pradžiai reikia tiesiog susikurti Amazono VPC. Tai ką mes padarom tokiu atveju, pasiimam tokį resursą, mes jį tiesiog nusikopijuojam, šiuo atveju jums nieko nereikia daryti ir, tarkim, apsirašom tokį kaip VPC TF failą, jam atsidarom, įpastinam tą kodą ir jau tada mes turim visišką pradžią. Ir tada taip step by step mes susidėliojam, ką turim padaryti. Kaip rankom darytumėt, taip pat ir čia. Tik tais visą tai aprašinėt kaip kodą. Ką aš noriu dar paminėti, galbūt čia daugiau biški informacijos bus, bet kiekvienas provideris, kiekvienas, tarkim, toks kaip VPC resursas, yra resursai vadinami pačiam Terraforme ir data source'ai. Tai resursai yra tie, kuriuos mes norim sukurti, o data source'ai reiškia, kad mes jau iš esamos infrastruktūros norim gauti informaciją, kad, ta prasme, prieš skriptą paleidžiant mes susirinktumėm informaciją. Tai šitoj vietoje, jeigu, tarkim, atsidarius vėlgi data source'ą, atsidarius apie AWS VPC, matom truputį kitokią jau sintaksę, kad ten yra data ir gaunam datą apie tam tikrą VPC. Ir viskas. Tai realiai mes tų data source'ų nenaudosim, bet yra gerai žinot, kad Terraforme galima pasiimti informaciją, bet kartu šiandien į ką labiau akcentuosim ideologiją, kad tuos resursus sukurti. Taip. Tai gerai. Tai pirmas dalykas, kai mes turim, tarkim, VPC, čia turėjom, mums reikia nusirodyti ten tuos CIDR blokus ir instance tenancy ir visus kitus dalykus. Tai reiškia, kad kokiam IP rėžiai mes tą VPC paleisim. Tai gerai, grįžtam prie workshopo ir atsidarom VPC Classic. Ne? Tai dabar yra toks dalykas, kadangi klausė tokių pagalbininkų kaip ideologijos, tai mūsų Terraformas jisai turi galbūt ne pagalbininkus, bet vadinamus modulius. Tai reiškia, kad resursą, kurį jūs galvojat, kad galit pernaudot, tarkim, resursų rinkinį, tarkim, jeigu atsimenat, mes turėjom, kad sukurk Amazono VPC, tada po to sukurk ten tam tikrus tinklus, juos pridėk ten. Ir tai yra labai daug resursų rinkinys šitoj vietoj. Ir kad to nekartot kiekvieną kartą nesurašinėti arba nenukopijuoti iš senų tam tikrų source'ų, ta prasme, aplikacijų savo Terraformo skriptų, jūs galite tai pasidaryti kaip modulį. Tai reiškia, kad įsidėti svarbiausius kintamuosius ir tik juos keičiant kurti tuos skirtingus VPC. Tai jeigu atsidarysit VPC Classic failą, jame yra labai daug resursų surašytų. Ir pagrinde šitus visus resursus galima aprašyti kaip modulį su kintamaisiais. Tai kaip tas modulis su kintamaisiais atrodo, mes atsidarom VPC TF failą. Čia yra paprasti, nežinau, 20, grubiai tariant, eilučių, pagal kurias mums sukurs Virtual Private Cloud'ą, jam duos kažkokį tai vardą, priskirs subnetus, jų tuos subnetus sukurs, realiai NAT gateway'ų sukurs ir daug resursų. Ir mes taip iš vienos vietos sukuriam apie, bijau pameluoti, bet gal apie 15 ar 20 tų skirtingų resursų. Ir mes čia tiesiog naudojam tuos modulius. Šitas modulis yra iš Amazono aprašytas, tai mes jį tiesiog pasiskolinam grubiai tą.
Kitas dalykas, ką mes matom, kad pas mus, tarkim, vardas mūsų VPC yra var.environment. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mūsų vardas yra kintamasis, aprašytas kažkur tai kitur. Var yra žodžio variable, .environment yra kintamojo pavadinimas. Kur tie kintamieji iš tiesų apsirašo, tai yra toks vars.tf failas, nebūtinai jį galima kitaip pavadinti, bet aš jį vadinu vars.tf, kuriam mes ir turim daug kintamųjų. Taip. Jo, geras klausimas. Kur rasti tų modulių sąrašą registry? Taip, tai ta prasme galima ir pačiam registry. Aš dabar tiksliai galvoju, kad prie Amazono tiesiog jeigu tai nuėjus registry Terraform.io providers ir pasirinkus Amazoną, mes ir matom top downloaded modules, kadangi yra ir moduliai, ir resursai aprašyti, tai mes čia galim jau matyti, kaip pats Amazonas yra aprašęs Terraform'ui modulius. Tai aš ir tą VPC nenaudojau security groups, spaudžiau, ir dar vieną modulį. Ir čia apačioje yra view all modules by provider. Tai iš tiesų jo. Tai ta prasme, registry yra visi tie modulių aprašai, aš juos galima ir GitHub'e jų source rasti, jeigu norit, bet pagrindė čia visa informacija. Ir ten ant kiekvieno modulio paspaudus yra daugiau informacijos, kokie kintamieji, kas bus jo sukurta, čia tie 3 visi resursai ir panašiai. Ir čia parodyta taip pat kaip ir su paprastais resursais, taip ir su moduliais, koks yra naudojimo būdas, kaip jie yra naudojami. Ačiū už klausimą. Toliau. Taip, tai grįžtam prie kintamųjų. Tai realiai jo, kad jūs galėtumėte pernaudoti tą patį kodą, jūs galite apsirašinėti tam tikrus kintamus. Tai kaip ir programavime. Jeigu pakeičiat kintamąjį, pasikeičia jūsų tam tikrose kodo vietose reikšmės. Tai šitoje vietoje pirmas dalykas, ką padarysim, tai turim kintamąjį, jisai apsirašo variable ir turime kintamojo pavadinimą, tai environment. Jeigu atsimenat tą VPC modulį, mes ten ir buvom parašę var.environment ir reiškia, kad iš šitos default reikšmės jis pasiims tą kintamą. Tai kadangi pas mus čia tuščia, mes visi dabar, kas kartu daro lapsą, čia įrašom dev tiesiog. Kad sakom, kad mūsų environmentas, tai reiškia, mūsų aplinka bus development aplinka. Kitas dalykas, ko mums čia dar trūksta, tai dar vieno kintamojo, tai tiesiog iš cheat sheet'o atsidarom tą cheat sheet'ą.txt ir nusikopijuojam variable AWS region, kuriam mes nurodysim, kuriam regione mes operuosim visų šitų kodų. Ir paskui šitą kintamą naudosim per daugelį skriptų. Nusikopiuojam, įpastinam ir galų gale Ctrl+S išsaugom. Arba paskui galėsit paspausti čia file ir save all. Gerai, tai yra kintamieji, ar ne? Yra moduliai, kada mes galim pernaudoti tos modulius, gauti vieną modulį, iškviesti kitą modulį ir panašiai. Tai realiai pagrindė kaip paprastam programavime, kaip funkcija būtų, arba kaip klasė ir gal greičiau kaip funkcija. Taip, turim apsirašę kintamosius. Kitas dalykas. Viskas, ką jūs darote Terraform'e, ką jūs čia aprašinėt ir paskui, kai pamatysit, executinam, tai reiškia, kad paleidžiam kodą, kad jisai subildintų mums infrastruktūrą, yra rašomas į tokį terraform.tf state file. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad visą tą outputą, visus tuos metaduomenis, kas buvo sukurta, kokius IP adresus, jeigu jūs kūrėt virtualią mašiną, kokius IP adresus ją priskyrė ir taip toliau. Visas tas būsenos failas, jisai reikalingas tam, kad kitą kartą, kai jūs leisit tuos pačius skriptus, kad jisai patikrintų jūsų aprašytą konfiguraciją kode, tarkim, Terraformo skriptuose, su realia situacija pačiam Amazone apie tuos resursus. Jeigu kažkas bus pasikeitę, jis juos per naują pakeis. Jeigu nieks nepasikeitė, jis nieko nepadarys.
paskui tai irgi pamatysim. Ir iš tiesų tas būsenos failas dažnai jisai, jeigu jūs neprašot kitaip, jisai lieka pas save. Tai reiškia, kad va čia šitoje vietoje paskui pamatysim, kad ir jisai atsiranda. Viskas gerai, kai jūs dirbat vienas prie tų Terraformo skriptų, kad tą architektūrą paleist, bet yra problematika tame, kad dažnai prie Terraformo skriptų dirba ir komandos, ir atskiri skyriai ir taip toliau. Tai tam yra galimybė nutolusių lokacijų padėti tos Terraformo status. Tai reiškia, kad visi, kurie pradės vykdyti šitą kodą tą patį, tarkim, nežinau, iš GitHub'o parsipučia ir pradeda tą patį naudoti, tai jie iš tos nutolusios lokacijos parsisiūs pas save lokaliai tą failą ir jį galų gale, kai jau baigs executing visą tą kodą, jį padės atgal. Tai jeigu atsidarytumėt state.tf failą, čia yra puikus pavyzdys, kaip aš dažniausiai naudoju Terraformo skriptus, kad aš juos, ne skriptus, o tą būsenos failą. Tai aš jį paimu ir aš jį tiesiog visą laiką talpinu S3-uose. Tai reiškia S3 bucket'e tam tikram ir kiekvieną kartą, kada aš pradedu Terraformo skriptus naudot, jis lokaliai parsisiunčia, pasižiūri kažkokius tai pakeitimus, atminti juos išsaugo ir paskui, jeigu kažkokie pakeitimai įvykdo, jis vėl tos pakeitimus padeda į S3. Ir kiekvieną kartą prieš vykdant jisai parsisiunčia latest tą versiją. Taip pat ir kitas vartotojas, kuris galėtų, tarkim, mano ten kolega pasiima šitus pačius skriptus pas save kompiuteryje ir vėlgi, kadangi yra čia sukonfigūruota, kad jisai per nuotolį tą failą, ta prasme būsenos failą talpintų, tai jisai juos tiesiog vėlgi o Terraformas automatiškai parsisiūs ir tai mes to šiandien nenaudosim, nes čia dar reiktų manual biškį darbo. Terraform plan outputą sumažinti iki resursų pavadinimo be detalių. Yra, man taip atrodo, ten outputo parseris, bet aš jo kažkaip tai niekada nenaudojau, tai negaliu atsakyti Andriui. Nes buvo klausimas, ar galima Terraform plan outputą sumažinti iki resursų pavadinimo be detalių. Galiu pasakyti taip, kad bent jau iš mano praktikos, kai executinam Terraformo skriptus, nėra naudinga gauti tik tais pavadinimą, kas resursus, nes dažniausiai reikia atkreipti, kuriam regione, kokie IP adresai būna arba kokie pavadinimai resursų, tam, kad jūs, tarkim, į prodą neiššoktumėt, jeigu developmento ten kažkokią aplinką prašinėt arba ypač planuojant skriptus. Tai daugiau informacijos visą laiką man yra geriau, tai aš to nesu labai išbandęs, tai aš negaliu pasakyti. Ok. Apie Terraformo status tiek. Ir dabar paskutinis pokytis prieš klikinant prieš mūsų terminalą rašant, tai yra output.tf failas. Čia yra, grubiai tariant, kai mes turėjom įvesties kintamai, čia mes turim išvesties kintamai. Tai šitie kintamieji yra naudingi tada, kada mes norim kažkokią tai informaciją po įvykdymo savo išprintint arba padėti į tą TF failą. Ir tai yra naudinga, kai jūs norite, tarkim, kad nereiktų jungtis po įvykdymo Terraformo skriptų į Amazoną, į Azure arba į kažkur tai kitą ir pasižiūrėti, tarkim, load balancerio IP adresą, DNS ar ten kažkokio tai, nežinau, virtualios mašinos publikai IP. Aš visą laiką apsirašau tai kaip outputą. Tai kaip tai atrodo, tai iš tiesų mes pažymim, kad tai bus output, kintamasis, išeities kintamasis, mes jį kažkaip tai pažymim ir value nurodom į ką mes norim gauti. Tai vėlgi, atsidarom šitą ir nusikopijuojam ties output visą tą reikalą ir įpastinam tiesiog į mūsų output.tf failą. Ką mes čia gausim? Mes čia gausim paprasčiausiai, kai mūsų resursas Amazone
load balanceris pavadinimu ALB susikurs, mes iš jo norim gauti DNS neimą. O jisai susikurs aprašytas loadbalancer.tf. Va čia. Tai tas resursas, kaip aš sakiau, kad jisai sukurs Amazono load balancerį pavadinimu ALB su tokiais parametrais. Ir tada mes iš jo gausim tuos galutinį grįžtamą į ryšį. Tai reiškia tos lokalius kintamuosius TF failai. Mes juos norim išoutputinti į ekraną. Tai būtent tas output TF ir naudojamas. Na ką, tikiuosi, neužmigo dar niekas. Matau, kad niekas nepabėgo kol kas. Tai galbūt taip labai nuobodžiai ir nepasakoju. Tai va. Tai gerai. Tai dabar mes ką turim? Mes dabar jau galim užsaugoti visus failus. Tai jeigu kas nesat išsaugoję šitų pakeitimų, vėlgi file, save all ir taip išsaugos visus mūsų atidarytus failus. Ir galim iš tiesų dabar pereiti prie terminalo. Kaip spėjo, Andrius jau toliau nuėjęs su Terraform planu arba yra naudojęs. Ir matau, kad Rasa kažką tai taipina ir laukiam. Aišku, jūs galite taipinti, jūs galite kalbėti paspaudę mikrofoną, abu du dalykai yra acceptų. Tai gerai, tai kol rašo arba neberašo. Apibendrint, ką reikėjo įrašyti, atsiprašau. Apibendrint, ką įrašyti, tai pagrindė reikėjo mums du dalykus. vars.tf failę, pridėti variable AWS regioną ir variable environment. Jūs ten cheat sheet'e realiai galit rasti aprašymą ir kas tai buvo padaryta. Tai dabar, kaip, kad atsidarom vars.tf failą, pradžioje įpastinam šitą, pakeičiam, įpastinam kintamai Amazono regionai, papildom environment kintamai ir atsidarom output.tf failą ir jį papildom informaciją. Tai grubiai tariant, šitus pirmus iki 16 eilutės dalykus galim pakeisti, jeigu atsakant. Andrius rašo, kaip rollbackint visą planą, jei kur nors nufeilino. Tai pirmas dalykas, arba galim destroyint viską, arba naudot kokį nors repozitorijos toolsą, nežinau, GitHubą, GitLabą ir taip toliau, ir atstatinėti iš jo, commitą, ir tada jį per naujo applyint, tada jisai rollbackins į tą, o pas save viduje nėra tokių toolsų. Ta prasme, Terraformas iš savęs jisai gali glaudžiai susintegruoti su kokiu nors gitu ir taip toliau, ir jisai visą tai commitins kiekvieną kartą prieš paleidžiant Terraform apply. Tai taip realiai rollbackas ir vyksta. O kaip aš dažniausiai rollbackus darau, tai pirmas dalykas, jeigu nufeilino kažkur, tai reiškia tik tais vienoje vietoje. Nu, ta prasme, kai developini skriptus visus šitus, labai dažnai kažkur tai failai būna ir realiai iki tam tikro žingsnio įvykdo viską, o toliau nebevykdo, tarkim, kaip pavyzdys. Tai tą žingsnį pataisom ir mes toliau parašom apply ir jisai nuo to žingsnio, kurio sustojo, jisai toliau tuos dalykus keis, jeigu nuo nulio darant. Jeigu jau applyinant į infrastruktūrą, tai pirmas dalykas siūlyčiau turėti dev ir prod aplinkas kaip minimum ir tada viską ištestuoti devę, pasižiūrėti, kad viskas gerai būtų ir tik tada į prodą commitint. Nu, čia toks bendrinis know-how, kurį visi tikriausiai naudoja. Gerai. Grįžtam prie terminalo. Dar kartą clear. Pirmas dalykas, ką padarom, tai terminale nueinam į direktoriją, kurioje mūsų yra visi Terraform skriptai. Tai cd į AC, pasvirasis brūkšnys ir cluster template.
Tai mes dabar esam mūsų Terraformo skriptų direktorijoje. Pirmas dalykas, ką visą laiką darom, kai tik tais pirmą kartą parašėm skriptus, dar jų niekur neleidom, yra tokia komanda Terraform init. Tai reiškia, inicializuojam visus modulius, kadangi mes aprašėm, kad naudosim VPC modulį, load balancingui modulį, autoscalingui modulį ir panašiai, tai jisai tuos modulius dabar parsisiūs pas save ir juos pritaikys, mūsų tiems skriptams. Tai vėlgi, tai matom, kad Amazono parsisiuntė modulis reikalingos, tiksliau, pora HashiCorpo informacija, random funkcija, kadangi naudojam vėlgi parsisiuntė tą modulį, kuris už random funkciją atsakingas. Tai taip mes pirmą kartą inicializuojam visą mūsų Terraformos skriptų folderį, kad susipūstų visą informaciją latest greatest ir gautumėm visus dependencies, kurios reikia. Aišku, jeigu esame mes labai pedantai ir mėgstam, arba bent jau mėgstam matyti savo kodą labai gerai suformatuotą, tai yra dar toks visai nice feature, Terraform FMT, komanda, kuri iš tiesų suformatuoja mums tuos failus, kuriuos mes turim aprašę pagal reikalingą sintaksę. Ne tai, kad sintaksę, bet sudėlioja tuos vaizdžiai, kad gerai failai atrodytų. Tarkim, ten ECS ir panašiai. Ok, kai jau turim viską suformatavę, viskas labai čia fainiai, viskas labai gražu. Ką mes toliau galim padaryti? Tai reiškia pravaliduoti failus. Ką tai reiškia? Tai visų pirma įrašom Terraform validate. Tai jisai dabar eis per kiekvieną failą, per visus tos failus, kuriuos mes čia esam apsirašę ir žiūrės, ar mūsų Terraformo skriptai yra validus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad ar mes teisingai visą tai aprašėm, ar kažkur tai nepalikom tuščių kintamųjų, kurie yra svarbus, ar kažkur kažkokie tai dependencies veikia teisingai ir panašiai. Tai va, tai matom, kad configuration is valid. Klausimas, ar visi spėjat, kas nors jau gal baigėt workshopą. Ok, Rasa, klausimas tada jums, o jūs turit IAC cluster, ne cluster template, o template. Vietoj turėtų būti. Dėl to ir neranda. Ok. Ačiū. Už klausimus. Gerai, tai ką mes turėjom Terraform validate. Tai ta prasme, perėjom per visus skriptus, perėjom, pasižiūrėjom, ar visą tai veikia korektiškai, ar visą tai surašyta korektiškai, pradėkime nuo to. Ir pasirodo, kad ta prasme, mūsų skriptai Terraformo yra validus. Ir ką mes dabar galim padaryti? Mes dabar galim sakyti, kad galim pabandyti dry runą. Jau Andrius čia klausinėjo, kaip ten mums tą outputą iš vadinamo dry runo, tai reiškia, kad mums Terraformas parodytų, ką jis nori įvykdyti, bet jis to neįvykdys. Tai reiškia step by step, kas bus vykdoma, jeigu mes paleisim Terraform apply, tai reiškia, paleisim infrastruktūros diegimą. Tam yra komanda Terraform plan. Ok, nustaipat. Gerai, tuoj pasakysiu Andriui, ką daryti. Vat ir dabar mes matom, kad jisai suplanuos, ką mums turėtų padaryti. Ir čia dabar surašo
kad planas yra 36 resursus pridėti ir nieko pakeisti ir nieko nedestruojant, nes mes turim tuščią visiškai aplinką. Ir čia yra viskas surašyta, kas tuose moduliuose bus vykdoma, kas paprastuose resursuose čia kažkur tai. Tai reiškia, jisai step by step išrašo, kad kas bus sukūrimas, su kokiais vardais arba ten, nežinau, su kokiais taimautais ir taip toliau. Ir tarkim, sakom, kad, okei, mes peržiūrėjom šitą planą, viskas čia yra gerai. Ir kas mums beliko? Mums dabar beliko pradėti executint mūsų tas Terraformo skriptus. Gerai, tai dabar ką darom? Terraform. Apply. Spaudžiam. Vėlgi, jisai pabandys suplanuoti visą tai, ką mes matėm čia ir plane, jisai parodys, kas bus įvykdoma, kas bus kuriama ir galų gale paklaus mūsų, ar mes tikrai tą norim padaryti. Ir kągi, paklausę, vėlgi matom, kad planas tuos pačius 36 resursus pridėti ir mes galim sakyti, kad, nu gerai, pabandom, pažiūrėsim, ar klaidų nebus. Enter value, spaudžiam jas ir laukiam, kol resursai pradės kurtis. Tai va, jeigu viskas gerai, čia turėtų užtrukti apie 2–2,5, nu gal iki 3–4 minučių max mūsų visą tą infrastruktūrą. Ir dabar aš matau, kad Andrius turi problemą. Error creating application load balancer, duplicate load balancer name, load balancer. Ok, Andriau, kokį tu username turi? Student, kuris ten EKS 3, 4? 24. Ok. Ok, tai jo, kadangi Andrius bėda yra, jo, supratau, ačiū. Kadangi Andrius bėda yra ta, kad jisai jau turi resursų, jisai Terraformas nežino apie resursus prieš tai sukurtus. Atsiprašau. Tai bėda yra ta, kad jisai bando su tokiu pačiu pavadinimu dar vieną load balancerį užkurti. Kadangi jau toks yra, jisai to negali overwriting, nes sako, žiūrėk, aš tos pas save state neturiu ir tu bandai tą padaryti. O kodėl tas load balanceris ten yra, tai man yra labai geras klausimas. Arba kažkas tai pavogė tavo studentą 24, nes ant jo aš nesu testavęs arba nežinau. Tai va, tai jo, jeigu klausimas, ar Terraformas negali perrašyti settings su tiems patiems resursams, tai jisai, kadangi neturi state file visų tų resursų, dėl to jisai jų ir negali. Bet visą tai galima į state filą, į tą patį state filą importuoti. Okay, Rasa Terraform configuration must be valid before initialization. Rasa, o tu tikrai nukopijavai visą tai, kaip buvo prašyta pas mus cheat sheet'e ir paspaudėjai Ctrl+S ir ar atrašė tau, kad application is valid? Ne application, o configuration. Ok, nu tai Rasa praneš, kaip ten sekasi. Labai gerai. Puikiai Rasa, lauksim tada, kaip sekasi. Benas rašo, kad student 4 iš vis nerandu failų, environment jokių. O Benai, klausimas tau, ar infrastructure as code matai kažkokį tai folderį, ta prasme, ar čia vat yra, ta prasme, suskleista, tu paspaudęs ant jo nieko vis tiek nematai? Gerai.
Dabar truputį turim trumpą pertrauką. Sakyčiau, poras minučių, kol Benui padėsim susitvarkyti visą tai. Tai dabar jau galite kavutės pasidaryti, atsigerti ir už 5 minučių, kai jau Benui padėsim susitvarkyti problemas, grįžtame. Taigi. Benui, nukopijuok šitą visą komandą ir pas save terminalę praleisk. Tada turėtų atsirasti EC folderis. Ir turi būtent startup, berods, taip tiksliai pasakysiu, startup SH failas. Jį atidaryk ir viršui yra run. Palauk, kas praranys. Ir jeigu ką, turėtų atsirasti jau pas tave tada visas EC ir aplinka turėtų būti prakonfigūruota. Nieko ten mandro labai nėra. Tai laukiu. Kaip kitiems sekasi? Gal kas norite įsijungti mikrofoną, pašnekėti? Ar įdomu, ar labai daug informacijos, kai vienam kartui? Ar labai neaiškiai galbūt sakau, pasakoju? Nu gerai, man patinka kol kas entuziazmas, kad ne per daug. Ja, tai ta prasme, Dalius jau išspoilino viską mums. Jo, bandžiau apeliuoti į vaikystę ir žaidimą. Jo, tai, okei, dar porą minučių palaukim, gal Benas spės pasivyti mus ir tada galėsim tęsti. Jau iš tiesų nelabai daug liko mums čia viso to workshopo, tai jeigu yra kažkokių tai klausimų, pastebėjimų arba vis tiek turim laiko iki 4, čia liko darbo kokiam 20-15 minučių. Tai dabar, jeigu yra klausimų, yra kažkokių tai pagėdavimų, galėsim, nežinau, netgi ir nuo nulio kažką tai pabandyti pasižaisti, nes šitie akauntai Amazono vis dar iki vakaro veiks jums, tai galėsim biškį pasilėti ir ilgiau, jeigu bus įdomu. Tai va, tai kas jau žaidžia, tai aš labai džiaugiuosi, nebus nuobodu laukti pabaigos. Mindaugas klausia, ar Cloud9 aplinkas irgi jūsų Terraformą sukūrėt. Įdomus dalykas, kad pačių aplinkų nesukūriau Terraformų, bet aš jas apsirašinėjau su Pythono skriptais ir SDK. O kodėl tai buvo, nes radau tam tikrus pabaigtukus, kaip pabaigtukus, zagatovkis, atsiprašau už slengą, bet jo, tai aš radau Cloud9 su Pythonu, tai aš jį pritaikiau pagal savo poreikius, nes netgi ir šitie visi jūsų vartotojai, jie yra atskiri akauntai, jie buvo po organizaciją padėti irgi su Pythono skriptais aprašytais ir panašiai kaip čia buvo aprašyta, tik tais man truputį Terraforme trūko funkcionalumo, dėl to aš jų nenaudojau, būtent kas susijęs su Cloud9 aplinka, tai aš jų ir nenaudojau, dėl to naudojau Python skriptus, tiesioginę SDK iki Amazono API. Jeigu taip. Ok, tai kas mane seka, galim keliauti truputį toliau. Tai ar visi gavot tą Amazon ALB DNS, jo, output kintamąjį? Tai ką mes dabar padarysim?
Pirmas dalykas, nusikopijuosim visą tą outputą be lygų ženklo, o tai, kas prasideda deb-lb ir visą tą iki amazon.com ir mes jį įsipastinsim, tiesiog įklijuosim į savo naršyklės naują tabą. Kas čia turėtų įvykti, mes turėtumėm gauti timeoutą. Iš karto užbėgu įvykiams už akių, kad kadangi mačiau, kad Dalius jau perėjo visą tai, tai realiai čia yra palikta specialiai klaidelė, tam, kad parodyt, kad kaip vyksta tas debuginimo procesas. Tai kadangi specialiai čia yra palikta mūsų vadinamas firewall arba security groupsų taisyklė nesukurta, kuri leistų mums pasiekti šitą load balancerį iš bet kur. Ir va, mes matom, kad error connection timeout. Nu, tai vėlgi, debugas, jeigu nesusidūrus su bad gateway, palauk truputį, gali būti, kad konteineris neprasisuko. Čia Andriui atsakymas. Tai truputį parefreshink ir turėtų pasileisti, nes jeigu taip užbėgant įvykiams už akių, tai ką mes čia paleidom, tai visą VPC, reiškia izoliuotą aplinką su savais tinklais, su savais potinkliais, su internet gateway'um, su autoscalingo grupe, virtualia viena mašina, kurioje mes paleidom Docker engine ir kuriam paleidom vieną konteinerį. Tas konteineris yra exposintas mums. Tik tais mes dabar šiuo atveju, kas mane seka, ką aš šneku, tai esu šitoj vietoj mes specialiai ir turime. Tai tada grįžtam atgal į workshopą, atsidarom security.group.tf failą ir ten yra toks apačioj užkomentuotas dalykas, ta prasme resursai. Kada mes sukuriam security groupsą, mums reikia ateinančių taisyklių ir išeinančių taisyklių. Tai reiškia, kad į šitą security grupę galim praleisti tam tikrus portus, kai kurių nepraleisti. Pasitiksliau, praleidžiam tik kai kuriuos portus. Šitoj vietoj mes tik tais atkomentuojam tą visą ingress, kaip ir, žinau, visą bloką, tai pavadint. Ir realiai ką padarom, užsaugom. Tai mes čia, tarkim, imituojam, kad mes pridėjom naują taisyklę ingresą. Ir dabar vėlgi grįžtam atgal į savo terminalus, nepamirškit užsavint, tai vėlgi Ctrl+S arba File ir Save As, arba Save All, atsiprašau, Save All. Ir grįžtam atgal į terminalą. Tai čia mes ką padarom, tiesiog, vėlgi, Terraform validate, jau nebereikia init, nes mes jau inicializavę visą kodą. Dabar tiesiog pavaliduojam, ar mes kaip pakeitimus padarėm su kodu mūsų, su tais Terraformo skriptais, kodas, tas pats grubiai tariant. Visa tai veikia, sako, kad mūsų konfiguracija yra validi, mūsų kodai yra kodas skriptai, kaip pavadinsit, nesugadinsit, yra validus ir galim tęsti. Tai vėlgi, įvedam Terraform plan, pirmas dalykas, bet galim iš tiesų ir praskipinti šitą dalyką. Tai galim iš karto įvesti apply ir mes ar taip gausim informaciją visą, kas bus daroma ir kaip tai bus daroma. Tai vėlgi, kaip matėt, jeigu taip padidinant visą, atsiprašau, aš tuoj kažkodėl tai nenoriu. Teams įsijungti. Ok, turėtume betrūkti. Ir mes vėlgi, jeigu taip pasižiūrėtumėm, ką Terraformas padarė, tai jisai vėlgi prieš tą įvykdinamas kažkokius tai pokyčius vėlgi perėjo per visus tuos mūsų aprašytus resursus,
pasitikrino, kas yra skriptuose aprašyta ir kas yra realioje infrastruktūroje. Ir ką reikia pakeisti, ką reikia perkurti. Ir tada jisai rašo refreshing state. Ir šitoje vietoje jisai atnaujina tą state, atnaujina ir galų gale sužiūrėjo, ko reikia pakeisti, ko nereikia. Ir jisai padarė išvadas, kad mes galim atnaujinti tik tais vietoj, nereikės nieko perkurti ir va čia mums rašo, kas bus pakeista. Ir matom, kad tikrai nedaug kas bus pakeista. Tai bus pakeista tik tai security grupės, pridėta ingreso taisyklė. Vat su ta tilde vadinama reiškia bus in place padaryta ir čia pliusas reiškia pridėta. Minusas būtų raudonai pažymėtas, kad bus ištrinama. Tai taip pat jeigu ir pridėtumėt čia skriptę arba, tarkim, išimtumėt kažką, tai tą patį ingresą, jūs vėlgi matytumėt, kad išimsite. Ir čia vėlgi matom, kad planas yra vieną resursą pakeisti, nes mes iš tiesų tą security grupės taisyklę arba firewall taisyklę kaip ir turim, tik tais mes ją pamodifikuojam. Ir mes čia sakom enter value, yes, norime taip pat padaryti pakeitimus. Ir tai labai greitai pasikeičia. Ir kągi, jeigu grįžtų prie mūsų naršyklės, mes vėlgi nusikopijuojam tą nuorodą, arba kadangi pas mane yra jau nukopijuota, mes galim parefreshinti ir mes matom, ką mes matom Super Mario, kurį iš tiesų galima ir visai pažaisti. Tik tais jisai pas mane truputį lagina. Tai va, tai čia labai ačiū idėjai Pavel Kaminski, kadangi aš šito konteinerio nekūriau, aš jį tik tais pasinaudojau kaip ir mokymo tikslams, tai labai fainai viskas. Tai gerai, ačiū, kol kas realiai tiek. Ar visi pasiekė, kas pasiekė? Aš mačiau, kad 2 žmonės tikrai matė Super Mario ir kas buvo ryte pas Joną mokymosi, tai Jonas prašė, kad aš Mario palikčiau jam, nes nori padėti. Puikiai, 3, 4. Ok. Dabar toks bendras klausimas. Kas bandė klonuoti aplinką? Ar kažkas tai bandėt, ar reikia ar nereikia, dabar Terraform skriptų? Aha, Mindaugas rašo, kad buvo bandė klonuoti. Ir kaip pasisekė, viskas good? Jo, viskas ok. Gerai, tai dabar toks padarom bendrą galbūt nutarimą. Ar norit toliau test, ar jau pavargot, nes čia liko dar kokiam 15 minučių viskas to workshopo. Mes visus tos skriptus, ką mes dabar turim, mes juos nusiklonuosim, kaip tai vyksta ir pakeitę tuos vars.tf failus, biškį pamodifikavę, pakursim šone visiškai identišką infrastruktūrą, tik tai jau su kitais resursais. Ta prasme, tai kad realiai nuklonuosim visą tą infrastruktūrą. Tai ar yra žmonių, kurie pavargo ir nenori, ir tiksliau, man įdomu, ar yra žmonių tie, kurie nori ir dar padarom tas 15 minučių ir galų gale iki galo pabaigiam. Gerai, kadangi turim tik 2 merginas, atsiprašau, ne 2, 3 merginas. 3 merginas, tai 2 iš jų pasakė, kad nori. Benas irgi nori, nu tai gerai. Gerai, dar vienas yra labai geras klausimas. 3 irgi nori, labai fainai. Gerai, tai tada pabaigsim visą tai iki galo, tik tai dabar atsakau Mindaugui. Mindaugui yra klausimas, ar VPC negali būti su tais pačiais IP adresais kaip ir dev. Be abejo, kad gali, tik tais tada jie gali overlapintis, kas yra nelabai gerai ir routing table gali paskui pamest protą dėl tų dalykų. Tai kaip ir teoriškai aš vakar ir užvakar, kai šitą workshopą dar testavau, buvau tai padaręs, buvau netyčia nepakeitęs tų parametrų, kuriuos reikia vars.tf failą ir vienas ant kito užlipo. Aišku, labai didelės bėdos nebuvo, nes tiek IP adresus pūlose išsidalino tvarkingai
bet iš dev aplinkos į prod aplinką buvo galima patekti, kas yra, kaip minimum, nelabai gerai. Aišku, nėra čia labai big deal, bet aš to nedaryčiau. Tai ar atsakiau Mindaugui klausimą? Tikiuosi atsakiau. Gerai. Dabar grįžtam prie tų norinčių žmonių, su kuriais pabaigsim vis dėlto workshopą. Tie, kurie pabaigėt, labai fainiai. Jeigu norit paklausyti, dar galit paklausyti, bet aš gal nieko labai naujo nepapasakosiu. Bet galit pabūt, galbūt klausimų daugiau atsiras, galit pasižaisti tą pačią aplinką arba kažkaip kitaip naudingai šitą laiką dar praleisti, kol esu aš čia su klausimais. Ok, kadangi turim tas jau vieną aplinką ir sakom, kad vis dėlto mūsų dev aplinka up and running ir mes tą dev aplinką, mes jau ją visiškai iščiūstėm ir mes esam pasiruošę paleisti prod aplinką. Tai kaip tai veikia su Terraform? Tai mes tiesiog, pirmas dalykas, ką padarom, nusikopijuojam, tai ant viso folderio, kuriam yra cluster minus template, paspaudžiame dešinį pilies klavišą, spaudžiame copy ir tiesiog bent kur paspaudžiame ir spaudžiame pastą. Atsirado mūsų dar viena direktorija. Taip, to direktorijoje viskas yra taip pat kaip ir pas mus prieš tai buvusioj, nes mes ją tiesiog paėmėm ir nuklanavom. Pirmas dalykas, ką mums reikia padaryti, tai reiškia, kad mums reikia ištrinti Terraform state ir tf state back. Kodėl? Nes mes čia lokaliai turim savo state'ą visų šitų Terraformo skriptų, tai reiškia galutinį variantą, kuriam yra surašyta, kokie resursai buvo sukurti, kokios jų reikšmės ir taip toliau. Ir jeigu mes pakeistumėm, tarkim, tiesiog vars.tf failą kažkaip, tai jisai sakytų, taip, aš turiu state'ą, tai reiškia, man reikia tuos resursus perkurti. Dėl to mums reikia tuos state'o failus ištrinti, juos per naujo pasikurti. Tai reiškia, su Terraform init jie bus per naujo sukūrimi. Tai gerai, tai pažymimo būdu spaudžiam dešinį arba tiesiog delete mygtuką ir ištrinam tos tf failus. Ok. Kaip ir minėjau, dabar vienintelis dalykas, ką mes keisim, tai keisim tiesiog vars.tf failą. Tai išsiskleidžiam tikrai tą clusters template.1, kurį nusiklanavom, atsidarom vars.tf failą. Aš atsidaręs. Ir ką mes turim čia pakeisti? Tai pirmas dalykas, mūsų tą kintamąjį, kuris nurodo aplinką, tai tą variable environment ir jo tą reikšmę. Tiesiog. Tai mes ją iš dev padarom prod. Ir dar ką mums reikia pakeisti šitam failę, tai vietoj 4, kur yra IP adresai, tai tarkim mūsų CIDR blokas, mūsų VPC, mes vietoj 4 visur įrašom 5. Taip pat ir subnetais, tiek ir publikiniais, tai vietoj 4, 5, vietoj tas turi būti 10.5 visur. 10.5, 10.5 ir kažkas 10.5. 5 subnetą. .5. Ir daugiau, jeigu kam įdomu, čia toliau apačioje yra aprašyta, iš kurio image ID galim paimti tam tuos, aš gal prieš tai nepaminėjau, kad iš kurio image ID, tai reiškia, atsimenat, kai šnekėjau apie Packerį, tai taip pat ir Amazonas turi tam tikrus template'us, iš kurių kelia jum virtualias mašinas. Tai čia irgi yra nurodytas tiesioginis tas šablono ID, pagal kurį Amazonas atskiria, iš kurio šablono reikia pakelti virtualią mašiną. Ir čia yra instance types, tai realiai Amazone tai yra tie vadinami flavoriai, tai kiek resursų mūsų virtualiai mašinai pakelti. Tai to small, perots 1 VCP, 1 GB RAM, dabar tiksliai neatsimenu. Tai ok, kadangi pakeitėm tuos 3 kintamuosius, tai pirmas kintamasis environment,
Antras yra VPC Sidr, kur vietoj 10.4 pakeitėm į 10.5 ir ten .0, visą tai kitą paliekam. Ir čia taip pat visus subnetus vietoj 4, atsiprašau, grubiai tariant, pakeitėm į 5 ir visą tai galim išsaugoti. Tai tiesiog Ctrl+S arba vėlgi File ir Save All. Ok. Turim dabar pakeitimus padarę, kaip mūsų prod aplinka turi atrodyti ir ką darom dabar. Atsidarom vėlgi terminalą. Ir pirmas dalykas, ką turim padaryti, tai nueiti į mūsų dabar naują direktoriją, kurioje yra mūsų prod aplinkos resursai. Tai dabar rašom cd, pasvirasis brūkšnys ir cluster template .1. Ir mes va čia matom, kad mes jau dabar esame cluster template.1 direktorijoje. Ir iš čia mes, ką mes darom, vėlgi darom tuos pačius pakeitimus. Tai galim daryti cluster Terraform init, bet teoriškai mes jau tuos visus resursus esam atsidownloadinę, parsisiuntę pas save ir jų nereiktų, bet dėl viso pikto galim prasukti. Jie, kadangi pasitikrino, kaip viskas tai sukonfigūruota ir mes turim paskutinę versiją tų resursų, jos pasitikrino, kad viskas ok, inicializuota ir vėlgi galim prasukti tą patį ciklą. Tai reiškia, įvedam Terraform validate, kad užtikrint mūsų kodo kokybę, ar mes ten, nežinau, įrašinėdami kažką tai nepalikom kažkokių tai kliurzų ar neištrynim kažkokas nebuvo reikalingas ir taip toliau. Ir galų gale, kai jau sakom, kad mūsų kodas validus, neberašom to plan, nes žinom ir be to matysim, kai apply jau žinosim, kas bus sukurta, bus kuriama, tiksliau atsiprašau. Ir dabar biškį palaukiam, kol jisai suskaičiuos, pabandys tą Terraforms, bet matot, mes ištrinėm prieš tai, o dabar jisai jau vėl atsirado terraform.tf file. Ir dabar jau matom, kad vėlgi, čia vat kaip ir minėjau Andriui, kad labai naudinga, kad pamatyt, kas pasikeitė. Tai Sidr blokas, jeigu jūs keitėt IP adresus kažkur, tai pasikeitė, vat, matom, ir pavadinimas iš dev į prod visur. Tai reiškia, kad mūsų pakeitimai aprašyti vars file, jie yra teisingi. Ir ką mes toliau padarom, vėlgi, sakom, kad taip, mes norim tos resursus pakurti, padeployant ir vėl, dabar palauksim vėlgi, tas pačias 2 minutės, jeigu problemų nebus ir nebūsiu palikęs kokių nors kliurkų, bet neturėtų čia būti daugiau. Ok, tai gal apie tą dar Terraform TF state, kaip jisai atrodo. Iš tiesų mes jį galim atsidaryti. Ir pasižiūrėti, kas jame yra. Realiai visas Terraform tas state filas arba būsenos filas, jisai yra toks aprašytas JSON paprasčiausiai. Ir šitoj vietoje surašyta viską, ką mes gavom iš informaciją iš Amazono įvykdydami kiekvieną resursą. Nu, tarkim, čia capacity provideris, tai reiškia mūsų EC2 virtuali mašina. Ir čia aprašyta koks provideris, kokius instansus, tai čia virtualias mašinas, kiek jų bus naudojama, tai va, čia aprašomas autoscalingo grupė ir taip toliau. Ir čia va, yra visokie dependencijai surašomi ir taip toliau. Tai dabar šitoje vietoje surašomi visi tie resursai, kuriuos mes, tiksliau, surašoma visą tai, ką mes aprašėm, tarkim, šituose failuose, ką mes norim įvykdyti, visą tai, ką jie grąžino po įvykdinimo, čia ir atsigula. Visi tie kintamieji. Netgi ir CPU, kiek mes išskiriam, tarkim,
mūsų tam mažam Mario pažais. Galbūt jeigu padidintumėm čia skaičių, jis ir geriau veiktų, bent jau pas mane. Tai va, ar yra kažkokių klausimų? Panašu, kad nėra. Bent jau all good. Labai gerai, ačiū, kad kažkas bendrauja. Okay. Nu, va, tai turėtų prasisukti, routing table kūrėsi. Jo, panašu, kad ilgiausia. Jo, tai Andriaus klausimas, tai jei kiti nori modifikuoti Terraformo skriptus, tai būtinai turi turėti TF state. Jo, jeigu, ta prasme, kaip aš ir minėjau, mes nesam apsirašę normaliai state.tf failo, ta prasme, kuriam yra nurodyta, kur mes state'ą padėsim nutolusiai lokacijai, tada jo, tada su visu šitu source'u turi keliauti ir Terraform state'as. Tas terraform.tf state. Jeigu mes čia esam apsirašę, tarkim, jeigu tai va žiūrint, atkomentuotumėm, čia va, viskas būtų surašyta, tai pas mus netgi šito terraform.tf state neatsirastų. Jį Terraformas parsisiųstų tada, kada mes pradėtumėm leisti tuos skriptus. Ta prasme, prieš apply, jisai pirmas dalykas parsisiunčia Terraformos state failą ir tada sutikrina, kokie resursai yra prašyti pas tave kode ir kokie resursai yra realybėj. Dėl to, ta prasme, jisai čia netalpintų, o rame patalpintų ir tik tais pokyčius tau parodytų. Tai realiai tokia situacija. Ir tada kiti galėtų modifikuoti, kiek nori tik tai žmonių. Nu ir va, pas mane jau prasisuko ir realiai, jeigu vėlgi nukopijuosim tą prod LB mūsų application load balancerio DNS vardą, vėlgi įvėsim čia, matom, kad jau dabar prod, nebe dev. Ir vėl mes turim tą patį Mario, tik tai šį kartą jau paleistą iš prod aplinkos. Vasme realiai ir prod aplinkoje veikiantis, ir dev. Ok. Tai realiai šiandien dienai tiek.